Dabar 13 musulmonų profesionalų delegacija. Azerbaidžano ir Kazachstano atstovai yra Izraelyje, tai yra nuolatinės pastangos stiprinti santykius tarp Izraelio ir musulmonų daugumos šalių per švietimą, dialogą, prasmingus asmeninius susitikimus. Juos priema Šoraka, nepelno siekianti organizacija, įkurta 2020 metais grupės jaunų lyderių iš Izraelio, Jete ir Bahreino. Tai yra jėga atsiradusi po Abraomo susitarimų. Dabar kai kurie teigia, kad Azerbaidžanas, turėdamas gilias strateginės sąsajas, dabar susiduria su didesne strateginė atsakomybė. Baku tampa viena iš nedaugelio sostinių galinčių palaikyti konstruktyvius santykius beveik su kiekviena šiuo metu kare dalyvaujančia šalimi. Unikali pozicija prisidėti prie regiono taikos, išlaikyti dialogą ten, kur kiti negali. Studijoje prie mūsų prisijungia viena iš delegacijos dalyvių. Esu čia su Svetlana Novak. Ji yra Institute for Development and Diplomacy mokslinė bendradarbė, besispecializuojanti Azerbaidžano užsienio politikoje. Taigi, sveiki atvykę. Visų pirma, sveiki atvykę į studiją. Labai džiaugiuosi, kaip jį paminėjo, kad Šoraka atvežė jūs čia su Claims Conference parama. Tai puikiai iniciatyva, kuri šiuo metu vyksta čia. Ir tai jaudina asmeniškai. Žinote, per pertrauką apie tai kalbėjomės. Labai smagu, kad esate šalyje su šia grupe. Žiūrėkite, Izraelio augantys santykiai su Azerbaidžanu, Kazachstanu, mano manimu, parodo, kokį svarbų vaidmenį šios musulmonų daugumos šalys gali atlikti, skatinant regioninį supratimą ir bendradarbiavimą. Manau, kad galiausiai niekas nėra svarbiau už tai, kad tiesiog susitiktume vieni su kitais. Papasakokit šiek tiek apie tą jausmą arba kas jūs paskatino atvykti į šią kelionę. Labai ačiū, kad mane pakvietėt. Man malonu čia būti, malonu būti Izraelyje. Čia esu pirmą kartą. Ir dėkoju Šoraka organizacijai už puikų darbą, kurį jie atlieka, skatindami Abraomo susitarimus. Ir taip pat reikia paminėti, kad tai yra pirmoji delegacija iš Azerbaidžano ir Kazachstano. Taigi iš tiesų man didelė garbė čia būti. Kas? Manau, kad kai kalbame apie Azerbaidžaną, kaip jūs minėjote, Azerbaidžanas turi labai daugiavektorinę užsienio politiką. Tai reiškia, kad jis palaiko gerus, pragmatiškus santykius su visomis šalimis. Ir tai yra viena iš tų savybių, kurios išskiria. Įdomu ir išskirtina, be abejo, tikrai unikali mūsų. Tikrai unikali, tikrai išskirtinė ir ypač kalbant apie Izraelį, mes turime diplomatinius santykius nuo 1992 metų. O mūsų tradicinės bendradarbiavimo sritis, žinoma, buvo energetika. Azerbaidžanas jau ilgą laiką tiekia žalią naftą Izraeliui per mūsų valstybinę naftos kompaniją Sakar. Ir mes taip pat bendradarbiaujame gynybos sektoriuje. Tai labai svarbu, tai yra mūsų tradicinės veiklos sritis, tačiau šiandien mes matome... Taip, glaudus bendradarbiavimas. Ir kažkas, kas buvo dažnai pabrėžiama šios delegacijos metu, yra tai, kad šiandien bendradarbiavimas plečiasi už energetikos ribų. Ir tai taikoma tiek Azerbaidžanui, tiek Kazachstanui. Matome daug dirbtinio intelekto ir inovacijų plėtros. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl atvykau čia. Tyrinėti įvairias galimybės, sužinoti, kas laukia ateityje, kas yra už energetikos ribų, nors ji ir labai svarbi. Mes žinome, kad tai labai svarbu, tačiau didelis dėmesys tikrai buvo skiriamas inovacijoms, dirbtiniam intelektui, skaitmeniniams naujovėms ir panašiai. Jūs atvykote į tinkamą vietą, be abejonės. Ar jie jūs surado, ar jūs pats ieškojate šios galimybės? Turiu omenyje, kur iš tikrųjų užsimezgė šis ryšys. Ar iš esmės jie jūs atrinko? Taip, manau, kad taip nutiko gavus rekomendaciją. O kaip dėl darbotvarkės? Papasakokite šiek tiek apie šios delegacijos planus. Ką jie jums paskyrė veikti, kokios veiklos ar patirtys jūsų laukia. Ir dar žinote, ar jūs, žinau, kad viskas tik prasidėjo, man atrodo, kad praėjo tik 3 dienos. Taigi, akivaizdu, kad dar daug kas jūsų laukia, bet įdomu sužinoti, ar jaučiatės matantis naujų dalykų, apie kuriuos anksčiau nežinojote, ar labiau gilinate jau turėtas žinias. Galbūt tai yra abiejų dalykų derinys. Tai tikrai yra abiejų dalykų derinys. To nesitikėjau, nors žinoma, darbotvarkę matėme iš anksto, tačiau programa tikrai buvo didesnė ir įspūdingesnė, nei galėjome įsivaizduoti. Ji labai intensyvi, bet pačia geriausia prasme. Turėjome daug tiek kultūrinių, tiek istorinių, tiek religinių aspektų. Pavyzdžiui, 2 dienas buvome Jeruzalėje ir aplankėme senamiestį. Pamatėme vakarų sieną. Pamatėme Al-Aksos mečetę, bet be to, programoje tai buvo daug šviečiamosios veiklos. Turėjome holokausto švietimo paskaitą Yad Vasheme, po to turėjome ekskursiją ir tada turėjome ekskursiją nacionalinėje bibliotekoje. Mes ragavome skanaus maisto. Manau, kad programa tikrai puikiai sujungia tiek politinius, tiek diplomatinius aspektus. Pavyzdžiui, vakar lankėmės užsienio reikalų ministerijoje, šiandien Jeruzalėje, kas taip pat buvo nuostabu.
Tačiau kita vertus, turėjome galimybę pamatyti ir visus kultūrinius, istorinius, religinius aspektus. Ir manau, kad nėra geresnės vietos, kur galėtum būti. Tikiu, kad jums tai bus akis atverianti patirtis. Žinau iš savo ir daugelio kitų patirties, kad atvykti čia yra visiškai kitokia patirtis. Tai vieta, kurią sunku tikrai suprasti būnant užsienyje, net ir tokioje draugiškoje šalyje kaip Azerbaidžanas. Kalbant apie atvykimą čia, domina inovacijos ir technologijos. Kiek suprantu, Azerbaidžanas dabar sparčiai auga, pritraukdamas užsienio investicijas, ypač inovacijų sektoriuje ir technologijų įmonėse. Tai dabar ten taip pat sparčiai augantis sektorius, tiesa? Taip, visiškai teisingai, tai sparčiai augantis sektorius. Taip, ir manau, kad tai yra tai, ko Azerbaidžanas mokosi iš Izraelio, o Izraelis iš Azerbaidžano. Ir didelė to dalis yra mūsų taika. Faktas, kad mes turime taiką mūsų šalyse ir platesnėme regione, nes, kaip man patinka sakyti, jūs neinvestuojate tam, kad atvertumėte kelią taikai. Jūs investuojate, nes yra taika ir mes iš tiesų gyvename taikoje. Taip. Santykiai su Armėnija, Šyla ir panašus dalykai, jie pritraukia daug rizikos kapitalo. Tad Azerbaidžanui tai įdomus laikai, mes vertiname draugystę tarp šių dviejų šalių. Manau, apskritai tai yra labai vertinama Izraelyje, jei galiu kalbėti už mus visus. Ir Amira, labai malonu jūs čia matyti kartu su visa jūsų delegacija. Norėtume, kad galėtume visus juos sutalpinti į studiją, bet jūs buvote puikiai jų atstovė. Linkiu geros likusios kelionės. Taip pat vertinu drąsą, kurios kartais prireikia atvykti į Izraelį šiuo metu, ypač šiomis dienomis. Tad ačiū, kad atvykote. Geros likusios dienos. Labai ačiū, kad mane priėmėte. Man buvo malonu. Ačiū.